Sveiki žmonės! Jau labai seniai jūs prašėt, kad aš parodyčiau, kaip sumontuoti elektros skydą. Ir iš pavadinimo, ir šiandien rankose aš turiu, jūs galite suprasti, kad šis būtent vaizdo įrašas bus apie elektrą ir apie skydą. Nesakyčiau, kad aš esu kažkoks tai profesionalas, bet savo galvą, kaip matau visą tą reikalą, šiandien su jumis pasidalinsiu. Nupirkau štai tokį skydą, buvo sunkumų su įtampos kontrolės relė, nes visur per internetą žiūrint mes galim nupirkti ir tokį dalyką, bet nuvažiavus į parduotuvę ir tą patį parduotuvė dogas. Ten vietoj nieko neturi, nieko ir analogiškų prekių, žodžiu, nebuvo. Tai mes pavažiavom vieną kitą parduotuvę, vis dėlto nupirkom štai tokio gamintojo F&F, Lenkų gamybos, galima jį stebėti per Wi-Fi, kai aš suprantu. Bet kai jau surinksime, apie visą tą reikalą pasidalinsiu. Tokią nupirkom dėžę, ne iš pačių pigiausių, bet virštinkinė. Šitame vaizdo įraše aš pasidalinsiu, kaip mes surinksim visą tą skydą, kaip atrodys bendras rezultatas ir būtinai jį pajungsime. Iš karto, užbėgant į priekį, galiu pasakyti, kad toksai variantas tinka ir vieno kambario, 2-3 kambarių būtui, o taip pat ir mūsų senos statybos namui. Kodėl mes iš viso su užsakovu pradėjom daryti elektrą, kai jau 3 kambariai sutvarkyti? Nes paprasčiausiai iš karto buvo sutarimas, kad prie elektros iš viso nelendam. Jeigu ten reikės kažkokią tai rozetę, kažkur tai patemti kitą vietą, tai problemų nėra. Bet darbų eigoje užsakovas sako, ne, gal vis dėlto tvarkom elektrą virtuvėje, vonioj ir koridoriuje, nes koridoriuje apačioj stovės skalbimo mašina ir džiovyklė, o tokiems dalykams reikia, kad būtų viskas, taip pasakysime, saugiai. Ir toj pačioj virtuviai mes turėsime mikrobanginę, dabar turėsime ir indaplovę. Tai pasitarėm, pasitarėm ir vis dėlto nusprendėme, kad susitvarkysime beveik pilnai visą elektrą, o kambariuose tegul lieka sena. Nu, vat kažkaip taip. Jo, nėra logiška, ne? Bet vat štai taip. Jums tikrai užteks tokio varianto, tokio bazinio varianto sumontuoti, pasikartoju, 1, 2, 3 kambarių būtui, o taip pat ir, jeigu nedidelis namas. Atrodo taip? Eime dirbti. Virš mano galvos mes turim štai tokius saugiklius ir užlipkime į tą dėžę, pasižiūrėkime, ką mes čia su jumis turime. Kas mane dabar labiausiai stebina, tai vat šitas laidas čia 2,5, bet irgi reikia pasižiūrėti, aš kol kas tai vat išsakau savo nuomonę, tiksliai nežinau. Nu jo, čia 2,5 ir automatas stovi C20, kas nėra priimtina, jį reikia pašalinti ir montuoti C16. Ir dar kitas C16. Pats įvadas, mes turim štai tokį laidą, čia 6-tukas, mums labai čia viskas gerai ir tinka ir turime vienos fazės. Kodėl aš irgi prieš tai sakiau, kad toksai variantas, toksai vat bazinis, standartinis, apie kurį mes šiandien kalbėsime, tinka ir būtent būtams, 1, 2, 3 kambarių būtui. Irgi labai panašiai situacija, kad mes turime tik tai vieną fazę ir vėl įvadas irgi į būtą ateina arba laidas 4-tukas arba 6-tukas. Daleiskim šiandien pasiimam štai tokį variantą, kaip čia mes turim 8 kW ir vienas laidas 6-tukas. Mes su jumis esame objekte, pasižiūrėkime kokią dėžę ir pasižiūrėkime, kaip atrodo įtampos kontrolės relė. Štai tokią dėžę mes su jumis turime, o taip pat ir prie jos visa instrukcija. Įtampos kontrolės relė. O aš jau negaliu susilaikyti ir jau sumontavau tą įtampos relę čia, nes pirmoje vietoje čia pats pirmas bus saugiklis, pagrindinis automatas. Sumontuosime C25. Visą schemą aš irgi pridėsiu, visus saugiklius, pilnai jūs turėsite visą schemą. Pagrindinė tokia taisyklė. Jeigu mes naudojame kabelį 1,5 čia apšvietimui, tada automatą montuojam C10. Jeigu rozetėm kabelis yra 2,5, būtinai būtų sumontuotas automatas C16. Ir nereikia dėti C16 kabeliui 1,5, nes bus problemų. Mes apsaugom ne šaldytuvą, ne kažkokią tai mikrobanginę, mes apsaugome savo laidus. Tai vat šis automatas reikalingas tam, kad paprasčiausiai apsaugoti laidą. Turėkite tai omeny. Labai trumpai apie šitą dėžę Schneider. Kompanija irgi svarbi, nes kokybė aišku skiriasi, bet čia ne esmė. Svarbiausia, kiek automatų mes čia sumontuosime. Šita dėžė skirta 24 vienetų automatų sumontuoti, bet pas mus atrodo 18. Irgi schema bus, viską parodysiu. Dėl to mes pasiėmėm štai
tokį variantą ir tokios dėžės sočiai užtenka 3 kambarių būtų, nes naujos statybos, kur jūs galite pamatyti ir rekuperacija, viskas pajungta, vat tokio skydo tikrai užtenka. Nes aš mačiau objektą, kur yra sumontuotas tas didelis skydas. Nežinau kam, ten turbūt kiekviena rozetė pajungta atskirai ir jeigu kalbėti bendrai apie visą tą dalyką, tokio skydo tikrai užtenka, jau 4 kartą pasikartosiu, 1, 2, 3 kambarių būtui. Tai va, apie šitą skydą štai tiek. Ar galima buvo sumontuoti į sieną? Aišku, galima, bet siena plona ir aš nenoriu gręžti. Šiaip problemų nėra, jeigu reikėtų būtent pasidaryti taip, įgilinti, aš su mielu noru pasidaryčiau, bet nenoriu ardyti sienos, kad paprasčiausiai paskui mūsų sienos storis taps mažesnis ir šalčio praeinamumas bus didesnis. Tai va tokių dalykų neapsiimsiu. Ant šitos sienos mes pasikliosim gipso kartoną ir ant viršaus sumontuosime štai tokį skydą. Štai tokį skydą bus labai gražus. Bus labai gražiai. Tai va, turbūt darbe šiandien tiek, reikia važiuoti pirkti visus komponentus. Grįžtant prie elektros kontrolės relė, paskui dar pasiskaitysim visą instrukciją, nes čia kažkaip galima valdyti per Wi-Fi. Jeigu aš taip teisingai supratau, apie tai turbūt pasakysiu vaizdo įrašo gale, jeigu nepamiršiu. O dabar siūlau važiuoti į parduotuvę, nupirkti visų reikalingų laidų, nes ten labai daug komponentų ir kviečiu jūsų važiuoti su manim. Važiuojam. Taip, šį skydą pasiimsime su savim, dedu į mašiną. Mažai ką. Aš labai ilgai laukiau to momento, jau seniai norėjau pats sumontuoti, va taip padaryti tą skydą, kad galėčiau pasidalinti su jumis, kaip tai matau aš, kaip pasidaryčiau aš. Dabar lėkiu į parduotuvę, parduotuvė jau laukia ekspertas, kuris mums padės surinkti visus saugiklius. Ten nuotykių relė, dar kažką tai bla bla, visokiausių laidukų, nes tikrai reikia nemažai visokiausių daiktukų. Šiaip aš labai tikiu, kad mes ir šitame objekte pasinaudosim šitą skydą, bet su užsakovu dar nesutarta iki galo ir mes net nepasirašėm sutartį. Kol kas tai aš renku iš savo pinigų visą tą skydą. Jeigu jums bus reikalingas toksai pat skydas, be problemų, rašykite man į elektroninį paštą, aš paliksiu čia vat ekrano apačioje. Ir mes arba šitą parduosim, arba surinksim jums naują. O apie šitos prekės kainą aš papasakosiu turbūt pačiam vaizdo įrašo gale ir surašysiu visas kainas. Pasižiūrėkim, labai greitai, viskas nupirkta, visi automatai, štai tiek jų nėra mažai, trūksta rozetės, čia pora nuotykių relė, nes sumontuosime ant skalbimo mašinos ir į virtuvę prie indaplovės, tada sujungti, kad būtų viskas tvarkingai gražiai, laidas ir aišku, čia galėjo būti jūsų reklama. Aš juokauju, jeigu medžiagos super, kokybė aukštam lygyje, žinokit, nieko nereikia prašyti, mes patys viską pareklamuosim ir papasakosim. Dabar neužtenka kabelio, nes yra tik tai žeminimo, dar reikia fazės nulio ir važiuojam pasiimti rozetės. Nes šitoje vietoje sumontuosime rozetę, jeigu ką, galima bus beveik viską išjungti, o kad rozetė viena veiktų elektrikui. Va tokie reikalai, važiuojame surinkti visą šitą skydą. Aš, žinokite, labai laimingas ir kad mes beveik viską surinkom. Visada dažniausiai atrodo, ai, labai paprastai nuvažiuosiu, va šitą nupirksiu, ten nupirksiu, pastovi kažko tai neužtenka, va ir kaip ir šiandien, porą laidukų ten, sujungimų, bet čia smulkmena. Mes kitą kartą jau rytoj gal viską gausim, nes tos medžiagos užsakytos ir viską turėsime. Štai taip atrodo ta rozetė, dabar važiuojam iš karto į darbą ir ten pradėsime surinkinėti mūsų skydą. Pasižiūrėsim tokį bazinį, tą standartinį variantą, kaip dabar viską atrodys, tas pradinis toksai variantas. Bet aš jaučiu, kad mes pridarysime 1000 klaidų, bus labai jų daug, kol surinksim kažką tai gerą, ne, kad mūsų produktas taptų labai geras. Bet aš pasistengsiu. Mes padarysim tokią superinį ir labai gražų ir gerai veikiantį skydą. Man atrodo, čia beveik visos medžiagos, beveik visos, nes neužtenka laidų, ten sakiau, viską gausim rytoj. Pabandykime daug maž viską surinkti, kad pasižiūrėti, kaip bendrai viskas atrodo. Kad nuimti šitą dalį, man reikia atsuktuvo.
Siūlau pasižiūrėti, kas pas mus gavosi ir kodėl šitas skydas tinka ir, daleiskim, 1 kambario, 2-3 kambarių būtui. Viskas labai paprasta. Šita viršutinė dalis, čia 2 automatai, fazės ir nulio atjungimas. Toliau mes su jumis turime elektros įtampos kontrolės relė, vonios nuotėkio relė, skalbimo mašina džiovyklė, rozetės ir šviesa vonioj. Antroje eilėje mes turim irgi nuotėkio relė, bet nejungiam daugiau negu 5-4 automatai bus šitoj vietoje pajungti. Indaplovė, nes daugiau čia skirta virtuvė. Indaplovė, tada šaldytuvas, rozetės ir mikrobanginė. Viskas tokie agregatai pajungti atskirai. Ir tada mes galime išmesti šitą rozetę ir padarom, daleiskim, jeigu pas jūs 2 kambarių, tai 1 kambario rozetės ir šviesa, kito kambario rozetės ir šviesa. Taip pat jeigu 3 kambariai ir taip toliau. Dabar atrodo štai taip viskas. Man asmeniškai patinka. Patinka, kai vienos firmos viskas labai lygiai, kad nėra kažkokių tai, nežinau, kaip šitą rozetę. Iš karto įsiskiria, ne, kad mes visus automatus turim baltos spalvos, o čia iš karto pilka. Bet taip neišeina. Žinokit, kad kažkokios tai detalės vis tiek neužteks. Nu, kol kas tai šiandien man nepavyko. Gal su laiku, ko toliau, jeigu augti būtent elektros srity, tai bus žymiai geresni rezultatai, tai pasakysim. Bet šiandien, sakyčiau, irgi geras rezultatas. Bet negalim eiti toliau, nes neužtenka laidų ir šiaip galiu pasakyti, kad net ir čia reikia turėti žinių, kad va taip sumontuoti, sukomontuoti viską paskaičiuoti, bet vėl viskas prasideda nuo projekto. Jeigu projekto nėra, nežinia, kas gausis. Dabar aš laukiu užsakytos detalės. Aš manau, kad jau rytoj viskas bus, kad mes galėtume čia viską gražiai sujungti. Pasinaudosim štai tokių dalykų pagalba. Aš nupirkau net ir porą vienetų. Manau, kad ir vienos užteks. Paprasčiausiai čia sujungsim, aš manau, pilnai. Nes čia 4 automatai, net ir tą šviesą gal užkabinsim, kad kuo mažiau būtų čia kažkokių tai makaronų ir laidų. Nes man asmeniškai iš viso nepatinka, kad ten pilnai laidais, net belė kaip. Norėčiau jums parodyti tokį pavyzdinį variantą. Nors ir aš nesu kažkoks tai super geras elektrikas. Vat šiandien vat, turiu tokį rezultatą, skaitau labai gerą. Net ir vat šitas dalykas irgi vat skirtingos firmos. Norėčiau, kad viską turėti grinai vieno gamintojo. Bet, nu, vat neišeina ir tiek. Bet iš kitos pusės labai svarbu, kad šitas skydas veiktų ir veiktų kokybiškai, o nebūtų ten kažkokių automato C20, C25, nežinia, kodėl buvo sumontuota ant laidų 2,5. O čia mes turėsime tokią gerą standartinį darbinį variantą. Laukiu detalių. Nu kurgi aš lauksiu, aš negaliu laukti, man reikia šiandien, dabar, vat iš karto. Duokit ir tiek, aš noriu turėti jau šiandien. Sumokėjau tiek pinigų, aš turiu dar laukti, nenoriu. Ups. O, neišjungiau kameros. Vis dėlto nesugebėjau aš važiuoti namo ir man reikėjo viską padaryti iš karto. Pasižiūrėkime, kaip gavosi. Aš stengiausi kaip įmanoma tvarkingiau, gražiau, kad kartu draugė pasidžiaugti rezultatu. Pasižiūrėkime iš arčiau. Vat aš norėjau pasiekti štai tokio rezultato, kad mažiau būtų kažkokių tai laidų, o ne čia makaronų. Tai vat gavosi štai taip. Prieš tai aš jau minėjau, kad čia bus skalbimo mašina džiovyklė, tada vonios rozetės ir šviesa. Atrodo štai taip. Galima bus šitą šviesą paskui atjungti, bet dar pagalvosim. Šiandien kol kas tai vat padaryta taip. Tada čia apačioje irgi viskas skirtingai, apie tai jau pakalbėsime pilnai, kai bus viskas surinkta, o šitos 3 pozicijos bus irgi atskirai. Ir šitą rozetę mes pajungsim arba nuo čia, arba iš karto nuo pačio įvado. Irgi dar nežinau, kol kas tai plano nėra, išsakau savo mintis. Šiai dienai aš tai tiek informacijos, dabar surinksiu pilnai, užsuksiu tos 4 varžtus, kad niekur niekas nepasimestų ir važiuoju ilsėtis. O rytoj atvažiuos detalės ir mes tęsime šitą darbą. Nu, šiandien kažkaip taip.
Aš skaitau, kad labai daug padaryto darbo, nes, aišku, ne per vieną dieną, kol reikėjo nuvažiuoti, bet šitas skydas buvo pirktas prieš tai. Bet didžiausias ir sunkiausias darbas, tai žinokite, paplanuoti ir turėti galvoj galutinį rezultatą. Nes belė ką nupirkti visada labai paprasta, ateini, ten belė ką pasiimi iš lentynos ir tiek. O paskui ir gaunasi toks rezultatas, kad nieko nepatinka. Aš norėjau taip, galima padaryti kitaip. O pas mano kaimyną dar kažkaip kitaip, o pas mane galvoj buvo kažkaip maždaug toks rezultatas. Bet čia dar ne finišas. Važiuoju ilsėtis. Taip, kitą dieną ir mes turim štai tiek tų sumontuotą laidų. Atrodo štai taip, čia sumontuota gofra, kad būtų patikimiau, kad su laiku nebūtų kažkokių tai problemų, niuansų ir kad būtų ilgaamžiška. Šitoje vietoje mes klijuosim gipskartoną, čia pritvirtintas profilis. Mes pasižiūrėjom visos sienos, žinai, labai katastrofiškai, baisiai kreivai, kažkokią tokį vidutinį, tokį alternatyvinį variantą mes suradom ir, žodžiu, taip montuojam. Nes šiaip, jeigu pasižiūrėti, siena buvo štai va taip. O dabar, kaip ir gerai, mes paprasčiausiai turėjome vietą sumontuoti šios laidus ir labai patikimai šitie laidai gulės ir bus sumontuoti prie šitos sienos. Tai va, užmaišom gipsinį tinką. Tai ir montuosim skydą ir jį pajungsim. Nes šis vaizdo įrašas buvo apie skydą ir jo pajungimą. Be klaidų, žinokite, niekaip ir šitą kartą. Aišku, tokia nedidelė klaida, bet man nepatinka, kad laidai skirtingose vietose. Ir, žinokite, pagrindinė klaida, kurią aš šiandien padariau, tai įžeminimo, kur visi laidai reikėjo iš karto jos leisti žemiau ir iš vienos vietos. Nes įžeminimo tą plokštelę mes turim vienoj vietoj ir reikėjo sumontuoti viską taip. Nes štai čia mes turim skalbimo mašiną, džiovyklę, vonios rozetės ir apšvietimas ir taip pat turim įžeminimo laidus. Šitą laidą aš jau nerizikuosiu po to skydo kažkaip traukti. Mes turim ten, aišku, tuščią vietą, laisvą vietą ir bandysime dabar per šitą vietą, tempti ir kad išeitų iš čia. Ką aš turėjau omeny? Mūsų šitą plokštelę. Ir mums reikėjo vienoj vietoje ištraukti visus laidus, įžeminimo laidus. Didžiausia klaida. Tai va, galėčiau pasakyti, kad didelė klaida, bet ne, iš vienos vietos mes dabar ištrauksim visus kabelius. Aišku, skydelė, mūsų skydiniai, vienas įžeminimo laidas eis vienai dėžiai, kas nėra kažkokių tai, nesakyčiau, kad čia blogai ar gerai, taip išėjo ir išėjo. Visus kitus laidus mes, aišku, tempsim į apačią, o toliau viskas pagal planą. Viskas gaunasi super. Čia prieš sujungdami mums reikia pasidaryti štai taip, užlenkti šitą laidą, pasiėmam taip, štai taip, kad šita sujungimo vieta būtų superinė. Taip, dabar viskas padaryta, aš taip galėčiau pasakyti, bet yra labai mažiukų niuansų, nes mes negalim šitą laidą užsispausti tiek čia, nes matot, nėra to angalio kaip čia visur. Dabar šitas laidas ir dar įžeminimo, šitoje vietoje. Šios niuansus mes išspręsime rytoj, nes aš tų angalių šiandien neturiu ir negaliu pilnai priduoti šitą elektrą. Bet jūs matot tą pagrindinį rezultatą, kaip viskas atrodo ir mes toliau galėsime tęsti savo darbus. Kokių dar yra niuansų? Kai darbas baigtas, čia vienas iš tokių niuansų, reikia visur praeiti ir pasižiūrėti. Gal pradedam nuo viršaus ir reikia gerai užspausti visus laidus, kad būtų stipriai. Čia, kur mes turim šitą plokštelę irgi pasižiūrime, kad sujungimas būtų idealus, taip pasakysim, maksimaliai. Bet nereikia vėl iš visos jėgos, kad ten viską sulūžti.
viską sulaužyti. Tai va, visur praeinam. Aš dar minėjau apie tą laidą, bet žinokite, nuo to niekur nepabėgsite, vis tiek kažkur tai bus laidukas. Ir čia vat yra įžeminimo, štai čia 0, ane, 2 laidai. Vat toks rezultatas man labai patinka. Aišku, niuansų yra visada, be abejo galima dar pagerinti rezultatą, bet jau nežinau, ar ta estetika ant tiek jau svarbi, nes viskas užsidengs plasmasė ir bus durelės. Aš nežinau, tai nieko šiaip bendrai mes nematysim. Laukiu antgalių, kad mes su jumis galėtume pabaigti šį darbą su mūsų skydu. Ir tada iš arčiau viską apžvelgsime. Ir dar kartą pasikalbėsime, kaip čia ir kas ir kaip pajungti. Kol kas tai, aišku, yra fazė ir 0, įtampos kontrolės relė, jūs galite matyti, kad jau viskas veikia ir kol kas tai pajungta seną instaliaciją. Čia, žinokite, ir liks, nes tie 3 kambariai lieka grinai ant šito vieno saugiklio. O tada apie visą tą schemą pasakysiu. Kad būtų rezultatas idealus, dar kartą galiu pasikartoti, jau milijoną kartų jau sakiau, turi būti projektas, net ir pačio skydo. Jeigu mes norim, žinokit, aš tokį bendrą pasidariau projektą. Žinojau, kokie saugikliai, kur stovi, ten viskas buvo paruošta. Bet grinai, jeigu jūs norite padaryti idealiai ir patį skydą viduj, tai turi būti net ir vizualizacija, aš taip sakyčiau, kad mes matytume, kur koksai stovi automatas ir kaip ten eina laidukai. Ir bendra instaliacija irgi iš kokio taško turi išeiti. Daleiskim, šitoje vietoje 0, tų ir tų laidų. Ten, daleiskim, įžeminimas vienoje vietoje iš apačios, po dešinę. Ir taip toliau ir panašiai. Taip atrodo, kad niuansų nėra, bet jų milijonas. Sveiki! Šiandien paskutinė diena, kai mes turime užbaigti šitą darbą su mūsų elektros skydinė. Galų gale atvažiavo daugiageslių laidų antgaliai, jie atrodo štai taip. Užbaigime šį darbą kartu ir papasakosiu apie šitą skydą, pateiksiu daugiau informacijos. Taip atrodo mūsų skydas iš arčiau ir kol mes neuždėjom šio dangčio, aptarkime ir pasižiūrėkime, kokiegi čia automatai sumontuoti ir kokie laidai panaudoti. 2 sumontuoti automatai įvado, yra varinis laidas 6 tukas, čia galima sumontuoti C32, bet mes kaip ir persidraudėm C25 sumontavom. Visur čia, kur jūs matote apačioje tie laidai, yra 6 tukas daugiageslių ir suspausta, nes su tais antgaliais. Tada antras yra srovės kontrolės relė. Čia Lenkų gamybos sumontuota tam, kad jeigu bus, daleiskim, 250 arba atvirkščiai 170 voltų, ta relė išsijungs ir po 5 minučių vėl įsijungs, kad nebūtų tokių labai trumpų elektros šokinėjimų. Tada senas kabelis, čia vienas toksai saugiklis, mes jį taip ir paliekam. Toliau eina nuotykių relė, čia pajungsim skalbimo mašiną ir džiovyklę, viskas atskirai, iškart norėjom prie vieno pasijungti, bet paskui kažkaip, koks skirtumas, taip bus patikimiau ir iš karto žinosime, daleiskim, jeigu bus su džiovyklė kažkokios tai problemos, mes iškart matysime, kad bus automatas atskiras. Iškart žinosime, kamegi problema. Rozetės į vonią ir apšvietimas į vonią pajungta atskirai, kad nebūtų pajungta prie nuotykio relė, kad nebūtų paskui kažkokių tai problemų, kad atšokinėja mūsų nuotykio relė ir nežinia iš kur ir kur tas laidas, ir kad kuo mažiau būtų problemų, taip daryti paprasčiau ir geriau. Iš niuansų jūs kaip galite matyti, čia C16, šitie 3 automatai ir yra laidas 2,5. Negalima C16 montuoti ant tokio laido kaip čia 1,5, skirtas apšvietimui, ir čia mes montuojam būtinai C10. Negalima dar kartą naudoti C16 laidams 1,5. Tada toliau mes turim nuotykio relė, vėl 40 amperų. Čia pas mus eina indaplovė, tada virtuvė, šaldytuvas ir mikrobanginė. Visi tokie agregatai pajungti atskirai. Toliau čia yra gartraukis, bet ne tik tai gartraukis, bus ir visokiausi ledai
pajungti, mes turime dujinį kaitlentę, kad užsidegti ją irgi pajungta prie šito automato. Virtuvės apšvietimas, vėl C10 ir jūs galite matyti, kad šis laidas yra irgi plonesnis. Ir mes turim rūsį. Į rūsį mes padavėm atskirą laidą, atskirą kabelį, kad, nežinau, ten su laiku, jeigu užsakovas norės, tai kažką tai perdarys, jeigu ne, tai mes vis tiek turėsime naują vieną laidą. Ir rozetė tiesiai pajungta iš karto iš automato, kad jeigu vdruk prireiktų elektrikui, galima atjungti visą elektrą ir pasinaudoti rozetę. Įtampos kontrolės relė būtinai sumontuokite, kad būtų ne greičiau negu 5 minutės, nes iš karto, kai mes perkam, man atrodo, ten minutė ar mažiau, dabar jau neatsimenu, būtinai reikia sumontuoti taip, kad būtų ne mažiau negu 5 minutės. Jeigu šaldytuvas išsijungs, kad jisai ne iš karto įsijungtų. Tai tiek yra tų plokštelio šitai nuotėkio relė, čia visi minusai šitoj vietoj, šitai nuotėkio relė, tai čia įžeminimas ir bendras nulis. Na, gavosi kažkaip taip. Man rezultatas labai patinka. Jūs užduosite klausimą, kokius darbus mes galime atlikti. Žinote, pilnai visą apdailą nuo pačios pradžios ir iki pabaigos. Tai nėra skirtumo, ar čia naujos statybos objektas, senos statybos, sovietų laikų tie blokiniai namai. Viską pilnai galim pasidaryti. Taip pat ir pagelbėti su elektros instaliacija ir kaip jūs jau sužinojate iš šio vaizdo įrašo, mes galime surinkti ir tokį skydą. Be abejo, jūs atskirai galite užsakyti pas mus tokį skydą pagal išankstinį užsakymą. Mes pagal jūsų norus pagaminsime individualiai. O šiaip su laiku aš būtinai surinksiu dar vieną tokią skydą 2 arba 3 kambarių butui, kur yra tie sovietinių laikų blokiniai betoniniai namai. Galima būtų paprasčiausiai iš karto pasiimti tokią skydą, atvažiuoja, sumontuoja ir viskas. Bet turi būti pagrindinis kabelis įvestas į butą. Čia šiandien mano grinai pasiūlymas, kad būtų 10-tukas. Nes laiptinėje jūs turėsite 40 amperų automatą, viduj jūs galite sumontuoti pas save 32 ir toliau mes jau einam ir susirinksim štai labai panašų produktą. Šiandien aš tikiu, kad jums buvo su manim labai įdomu, buvo naudinga informacija, pasistengiau kuo greičiau ir trumpiau, kad sutaupyti laiką ir labai daug duoti informacijos. Jeigu patiko šis vaizdo įrašas, būtinai uždėkite gerą didelį patiktuką, apačioje yra mygtukas, nepamirškite prasinumeruokite šį kanalą ir pasidalinkite šio kanalu arba šio vaizdo įrašu su savo draugais. Gal jie su laiku irgi remontuos savo būstą ir jiems tikrai prireiks tokios naudingos informacijos, kur viskas trumpai ir labai viskas aiškiai. Su jumis šiandien buvau aš, Ruslanas, noriu palinkėti labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, labai gerai sumontuoto skydo. Iki sekančio pasimatymo. Viso. Iki. Čiau.